Žinai, kas man pastaruoju metu atrodo labai keista? Mes gyvename laikais, kur techniškai turėtume būti arčiau vieni kitų negu bet kada anksčiau. Gali per kelias sekundės parašyti žmogui, kuris gyvena kitame mieste, kitoje šalyje ar net kitame pasaulio gale. Gali matyti, ką veikia tavo draugai, pažįstami, žmonės, kurių realiai net nepažįsti. Viskas atrodo taip pasiekiama, greita ir patogu, bet tuo pačiu man atrodo, kad žmonės niekada nebuvo taip nutolę vieni nuo kitų kaip dabar. Ir aš čia nekalbu kaip kažkoks žmogus, kuris sako, oi, anksčiau buvo geriau. Ne, aš pats naudoju telefoną, pats keliu turinį, pats žiūriu video, pats kartais net pagaunu save scrollinant be jokios priežasties, bet būtent dėl to man šita tema atrodo dar stipresnė, nes labai lengva kalbėti apie problemą, kai tu pats esi nuo jos toli, daug sunkiau pripažinti, kad tu pats esi jos dalis. Man atrodo, kad telefonas mūsų gyvenime jau seniai nebėra tik įrankis, jis tapo vieta, į kurią pabėgam, kai nenorim jausti diskomforto, kai pasidaro nuobodu, kai būnam vieni, kai laukiam kažko, kai nežinom ką pasakyti žmogui ir blogiausia, kad visa tai atrodo normalu. Normalu ryte pirmiausia paimti telefoną į rankas, normalu dar gulint lovoje tikrinti žinutes, komentarus, naujienas. Normalu yra pradėti dieną ne nuo savęs, o nuo kitų žmonių gyvenimų. Dar nespėjai normaliai atsibusti, bet jau žinai, kas ką įkėlė, kas ką nusipirko, kas kur išvažiavo, kas ką pasiekė. Ir tada pats net nesupranti, kodėl nuo ryto jautiesi kažkaip pavargęs. Nes tavo diena prasideda ne nuo buvimo su savimi, ji prasideda nuo svetimų gyvenimų, nuo informacijos, kurios tau realiai net nereikėjo. Man atrodo, kad socialiniai tinklai padarė vieną labai keistą dalyką. Jie sukūrė iliuziją, kad mes bendraujam daugiau, nors iš tikrųjų mes dažnai tiesiog stebim kitus. Mes žinom, kur žmogus buvo savaitgalį, ką jis valgė, su kuo susitiko, kokią dainą užsidėjo ant story, bet kartais nežinom, kaip jis iš tikrųjų jaučiasi. Ir tada atsiranda tas keistas ryšio pakaitalas. Tu lyg ir matai tą žmogų kiekvieną dieną, bet realiai su juo nekalbi. Tu lyg žinai, kas vyksta jo gyvenime, bet iš tikrųjų nieko nežinai. Tu paspaudi like, atrodo, kad palaikai ryšį, kad su juo pabendravai, bet kartais už to nėra jokio tikro pokalbio, jokio tikro išklausimo, jokio tikro buvimo kartu. Ir aš nesakau, kad tai visada blogai. Kartais net mažas like reakcija gali būti malonu, bet problema prasideda tada, kai tai tampa pagrindiniu mūsų bendravimo būdu. Kai vietoj susitinkam, atsiranda parašysiu, kai vietoj pokalbio atsiranda voice message, kurio niekas net neišklauso iki galo, kai vietoj gyvo buvimo kartu atsiranda story, kurį žmogus pamato 3 sekundės ir nueina toliau, kai santykiai tampa palaikomi tik per ekraną. Man atrodo, kad mes po truputį prarandam gebėjimą būti paprastame momente, būti prie stalo ir tiesiog valgyti, būti su žmogumi ir jo klausyti, eiti pasivaikščioti be noro kažką įkelti, nuvažiuoti prie ežero ar upės ir tiesiog pabūti. Ne dėl to, kad kažkas pamatytų, o tiesiog todėl, kad tau pačiam to reikia. Nes dabar labai dažnai atrodo, kad momentas tampa tikras tik tada, kai kažkas jį pamato. Jeigu nufotografavai, įvyko. Jeigu įkėliai, buvo verta. Jeigu gavai laikų, reiškia gerai praleidai laiką. Bet čia yra labai pavojinga vieta, nes tada pradedi gyventi ne taip, kaip iš tikrųjų gera, o taip, kaip gerai atrodo iš šono. Ir socialiniai tinklai labai moka žaisti su tuo. Jie parodo tau žmonių geriausius kampus, gražiausias akimirkas, sėkmingiausias dienas, geriausiai nufilmuotus momentus. Tu matai ne žmogaus gyvenimą, o jo išrinktas kelias sekundės. Bet tavo smegenis labai dažnai vis tiek lygina tai su tavo realybe. Tu lygini savo paprastą rytą su kažkieno kelionė, savo netvarkingą kambarį su kažkieno idealia estetika, savo sunkesnę dieną su kažkieno pergalė, savo abejonę su kažkieno pasitikėjimu. Ir tada net nepastebi, kai pradedi jaustis lyg kažkur vėluoji. Bet realybė tokia, kad daug žmonių taip jaučiasi, tik niekas nekelia to istoriją. Niekas nekelia, kaip sėdi kambaryje ir nežino, ką daryti su savo gyvenimu. Niekas nekelia, kaip pavargsta. Niekas nekelia, kaip abejoja savimi. Niekas nekelia, kaip jaučiasi vienišas net tarp žmonių. Nes tai neatrodo gražiai, tai negauna daug laikų, tai nėra kontentas. Ir dėl to mes gyvenam labai keistoj realybėj, kur visi atrodo laimingi, bet labai daug kas viduje jaučiasi pasimetę. Aš manau, kad didžiausia problema nėra pats telefonas. Problema yra tai, kad mes ją matydavėm per daug vietos, dėmesio, ramybės, per daug savo laiko, per daug savo savivertės. Mes pripratom. Socialiniai tinklai gali būti įrankis, telefonas gali būti įrankis, internetas gali duoti labai daug galimybių, bet įrankis turi likti įrankiu. Jis neturi tapti vieta, kurioje pradingsta tavo gyvenimas. Man atrodo, kad kartais reikia labai paprastų dalykų. Palikti telefoną kitame kambaryje bent valandai, susitikti su žmogumi ir specialiai nežiūrėti į ekraną, pavalgyti be telefono, išeiti pasivaikščioti be noro kažką įkelti, atsikelti ryte ir pirmas 20 minučių nepaliesti telefono. Tiesiog duoti savo bent kažkiek erdvės, nes jeigu tu pats savo nesukuri ramybės, pasaulis tau jos tikrai nepasiūlys. Visos programėlės nori tavo dėmesio, visi algoritmai nori, kad liktum dar minutę ir jeigu tu pats nenuspręsi, kur yra riba, už tave jie nuspręs.
nuspręs kažkas kitas. Ir tas kažkas dažniausiai nebus tavo naudai. Man atrodo, kad tikras klausimas nėra, ar technologijos yra blogos. Tikras klausimas yra, ar mes dar mokam be jų būti. Ar mokam būti vieni ir neiškart bėgti nuo savęs. Ar mokam kalbėtis be telefono rankoje. Ar mokam išgyventi gražų momentą, jo nefiksuojant. Ar mokam džiaugtis kažkuo, net jeigu niekas kitas to nemato. Nes galų gale gyvenimas vyksta ne ekrane. Ekrane lieka tik jo įrašas. Tikras juokas vyksta gyvai. Tikras pokalbis vyksta gyvai. Tikras apsikabinimas vyksta gyvai. Tikras momentas vyksta tada, kai iš tikrųjų esi jame, o negalvoji, kaip jis atrodys kitiems. Ir gal čia nėra kažkokios didelės išvados. Gal nereikia iškart keisti viso gyvenimo, bet gal šiandien verta bent vieną kartą pasirinkti kitaip. Kai norėsi automatiškai paimti telefoną, sustok. Kai būsi su žmogum, pabandyk būti su juo iš tikrųjų. Kai pamatysi gražų momentą, gal šį kartą jo nefotografuok. Tiesiog pabūk. Nes kuo daugiau laiko praleidžiam žiūrėdami žemyn į ekraną, tuo daugiau galim praleisti to, kas vyksta tiesiai prieš mus.